Dievas duoda mums šiandien savo žodį, kuri kalba apie labai skausmingą ligą, apie raupsus. Žmogus susirgęs tą ligą ant savo kūno, ant odos, turėjo visokiausių išbėrimų, dėmių ir dėl to labai kentėjo. Bet jo širdyje dar atsirasdavo kitų skausmų, kitų kančių. Tas žmogus buvo pašalintas, atskirtas nuo savo artimųjų, nuo savo šeimos, nuo visuomenės, prarasdavo savo teisės, todėl kad žmonės bijojo užsikrėsti, bijojo, kad ir jie susirgs. Todėl tas žmogus buvo išvarytas iš visuomenės, negalėjo su nieko bendrauti. Tačiau mes negalime pamiršti apie tus žmonės. Jiems irgi Dievas liepė parodyti gailestingumą, globoti juos. Ir Jėzus Evangelijoje labai gražiai parodė, kaip tokį žmogų reikia priimti. Raupsuotasis atėjęs prie jo maldauja: jeigu tu nori, padaryk mane švarų. Jėzus pagailėjęs ištiesia ranką, palietė jį ir sako: noriu. Dievas iš tikrųjų nori mūsų laimės. Taigi šiandien Dievas nori mus pamokyti apie mūsų žmogiškąjį gyvenimą, kuris yra labai trapus, apie mūsų sveikatą, apie tai, kad mes ne visada esame tobuli, ne visada sveiki, bet visada Dievo globojami. Ir niekada negalime pamiršti, kad jeigu ir atsiranda kažkokia kančia, kažkokia liga, tai yra bausmė. Tai yra proga Dievui parodyti jo garbę, įrodyti savo visą galybę, parodyti, kad jis iš tikrųjų rūpinasi mumis. Taip pat ir šiandieną verta susimastyti kiek giliau, ne tik sustoti prie raupsų lygos, o pažiūrėti, kad mums dažnai trūksta to dėmesio, tos meilės kitam žmogui, tos artimo meilės. Mes dažnai į kitą žmogų žiūrime, kiek jis yra mums naudingas, kiek mes galime naudos turėti iš to, kad bendraujame, kalbame, susitinkame su kitais žmonėmis. Ką aš iš to turėsiu? O Jėzus nori mus pamokyti tokios besąlygiškos aukos. Nori mus pakviesti, kad mes pamatytume kitame žmoguje savo brolį, savo seserį, Dievo sukurtus vaikus. Taip pat ir mes galime sustoti ne tik prie kūnų lygų, mes galime pažiūrėti ir giliau į žmogaus širdį, kad žmogus per nuodėmę irgi gali susirgti. Darant nuodėmę atsitolina nuo Dievo, praranda tą Dievo malonę. Ir mes galime tokiam žmogui padėti, galime už jį melstis, galime jam parodyti, koks yra teisingas kelias, galime jį paraginti, galime savo pavyzdžių parodyti, kad įmanoma gyventi be nuodėmių. Popiežius Benediktas XVI paskelbė šventuoju vieną kunigą, Damioną, belgą, kuris Havajoje tarnaudavo raupsuotiems žmonėms. Jis tiems ligoniams buvo tikras draugas, tikras slaugytojas, tikras bendrakeleivis jų nelaimėje. Pats mirė dėl tos ligos, tačiau jis tapo šventuoju, paaukojo savo gyvybę. Ir mes galime vienas kitam tarnauti. Ir mes galime įgyvendinti Dievo meilę savo kasdienybėje, bendraujant su kitais žmonėmis. Nėra prarastų žmonių, nėra žmonių, kurie nėra verti dėmesio Dievo akyse. Sveikinu visus su pranciškonišku šūkiu taika ir gėris.